Sveiki. Sveiki. Ir tai pasakokit, kokia situacija? Nuo kurios vietos tau pradėt pasakot? Nuo tos, kur yra padėti deimantai. O ką, Montė tau nepapasakojot? Gal ir papasakoju. Bet žinai, geriausia visada išgirsti viską iš pirmųjų lūpų. Vieta rami. Mes kaip tik dabar tyrinėjam, kaip galima būtų patogiau prieiti. Bet, kaip žinai, svarbiausia dabar ne tai. Svarbiausia? Žinot, vyrai, svarbiausia yra gyvenimas. Gerai, kas yra svarbiausia? Tu girdėjai, kad kažkas iš pačių kogonų perėmė antrąją deimantų porciją. Girdėjai kažką? Girdėjau. Klausykit, vyrai. Bet juk tai neliečia nei manęs, nei jūsų. Mes čia visiškai ne prie ko. Tegu kogonai skauda galvą dėl to. Bet tu suvokai, kad kažkieno rankose dabar atsirado turto už 150 lemų. Ir kas? 150 lemų. Žinai, lietuvių liaudis turi labai gerų patarlių. Tai viena iš jų. Geriau žvirblis rankoj, negu briedis lankoj. Sakau dėl to, kad man įdomesnė ta deimantų dalis, kuri dabar, kiek aš žinau, jinai guli saugiai padėta, o ne ta, kuri dabar kažkur tai pasaulyje čia blaškosi. Tai va. Geriau žvirblis rankoje taip, negu briedis lankoje. Nors šiuo atveju, ko gero, žinai, labai juokinga. Abudu vienodo svorio, o ne? Tai gerai, sutarėm. Jeigu ko prireiks, tai ar ginklų, ar žmonių, ar dar ko nors, tai duokit ženklą. Gerai? Tada sėkmės. Svarbiausia dabar gyventi. Kažkas čia keista, ką? Kuria prasme? Aš negaliu patikėti, kad Keiniui visiškai nusispjat, kad pas kažką nusėdo 150 limonų. Ką tu nori pasakyti? Manai, kad jis apsimeta? Kad jam nerūpi? Dar daugiau. Man atrodo, kad jis prisidėjęs prie tos antros porcijos dingimo. O tu ir briedis ranko. Su šitu darysim? Kol kas nežinau. Mes kažkur skubam. Rimai, mes gal ir neskubam. Bet kaip matai, jam pastoviai kažkas skambinėja. Laiko klausimas, kada pradėsi tarinėti, kad čia kažkas ne taip. Kur aš vėl įbridau, Rimai, ką? Nusiramink, viskas gerai. Viską tu gerai padarei. O aš ką sugalvosiu. Alio. Silva, mes tarėmės, kad vieną kitai neskambinsim. Aš žinau, ką mes tarėmės, bet čia išskirtinis atvejis, tu turi laiko? Neturiu. Tai kuo tu užsiemi? Ašgi girdžiu, kad tu nedarbe.
Sportuoju. Įsivaizduoji, va, sportuoju. Mečiau rūkyti ir sportuoju, nes kol tu pagausi koganus, aš nesulaukiu. Tai va, pati turėjau mesti ir sportuoti. Gerai, nereikia čia tų moralų, nelaikas. Aš kitų reikalų. Jeigu vadovas paskiria susitikimą ir pats jį neteina, tai kaip man elgtis? Į skambučius žinutes neatsako, į balso pranešimus irgi neatsako. Ką tu pasakėjai? Pirmas kartas, kad šitaip, ar ne? Na jo, pirmas anksčiau iš karto atsiliepdavo. Momentaliai. Tai taip, tai jo ir pravardė, kur bedirbtų, buvo taksofonas. Dar nespėjai surinkti numerio, jis jau atsiliepė. Tai tu nori pasakyti, kad čia neįprasta jam situacija? Neįprasta? Tai čia labai švelniai pasakyta, tai čia įtartina. Gerai, Silva, viskas, aš nebeturiu laiko. Ačiū, kad man pranešėjai. Alio. Labas, Roberta. Nors gal tiksliau reikėtų sakyti sveika gyva. Sveikas gyvas ir tu, Fredai Kohanai. Aš skambinu, kad atsiprašyčiau už aną vakarą. Ai, baigtų. Nėra čia ko atsiprašinėti. Nu, žinai, ne kiekvieną vakarą vos tavęs nepasmaugia. Turbūt žinai, kad nuo senų laikų vos nesiskaito. Irgi tiesa. O kaip tu? Nieko nenori man pasakyti? Ką? Nu, žinai, atvirumas už atvirumą. Ašgi tau skambinu atvirą širdimi. Tu žinai, aš nesulaukiu tos dienos, kada savo akimis galėsiu pamatyti atvirą tavo širdį. Keistomis metaforomis šiandien bendraujam, Roberta. Tai kad mano žodžiuose nėra čia jokios metaforos. Aš iš tikrųjų svajoju. Dieną naktį svajoju pamatyti iš tavo krūtinės išplėštą atvirą tavo širdį. Sveikas, tėti. Buvo neužrakinta, tai užėjau. Labai gerai, kaip tarėmės, viskas tvarkoja. Čia kas dabar? Ką tu čia dabar atsivedai? Kad vieno narkomano nebeliko, tai kitą dabar čia atsivedai namo. Tėvai. Nu ką tėvai? Taip. Jisai buvo alkoholikas. Buvo narkomanas, buvo valkata po velnių ir jeigu ne ta kulka, jis vis tiek būtų užsilenkęs. Anksčiau arba vėliau. Greičiausiai, kad anksčiau. Man atrodo, tu tiesiog bandai susitaikyti su jo netektim. Ir bandai save įtikinti, kad jis tau nevelnė nerūpi. Nu gerai, nereikia čia man tavo visų šitų psichoanalizių. Tai ko tu čia atsivedai, ką iš čia turiu papasakot kažką? Čia gūzas. Nu, nusispjaus, kad čia gūzas ar kažkoks fanaras. Nežinau, ko iš čia nori, ką iš čia turiu pasakyti. Gūzas praėjusią parą dalyvavo Brylikų perimimo operacijai. Brylikų? Kokių Brylikų? Praėjusią parą? Man atrodo,
kad tavo brylikai iš antrų rankų perėjo į trečias. Ir Guzas turi ką papasakoti. Auštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars dulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos butelio, kam laiškas dugne butelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Akmenis podiumas, motinų apverkti, tau nepasirodė mes prakeikti. Nieko į mūsų jausmus panašaus, skausmo malda lyg kulka iššaus ir vėl atsitrenks, kur šarvai plieno, mūsų dievai už sienų. Akmenį savo ant pečių nešam, saugom kiekvieną vilties lašą, tol kol kely vėl nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Kokie žmonės su gėlėm ir dar su vaisiais. Sveikas, Valieras, sveikas. Kuris čia sveikas, toli man iki sveiko dar, Fredai. Bet to atlikimas, ką? Nespėjo ant kojų atsistoti ir vėl pargriovė. Nu, ką padarysi? Ką padarysi, Valiera, ką padarysi? Man labai gaila dėl to krovinio, Fredai. Iš tikrųjų, kaip vaiduokliai iššokai iš niekur ir pradėjo ten puškom gąsdinti ir lasdom daužyti. Mes su Marku nesureaguoti nespėjom. Nu, ką padarysi, Valiera, nu, ką padarysi? Bet yra ir gerų žinių. Va, pirma gera žinia. Jūs ir Markas gyvi, greit pasveiksit. Antra gera žinia, jie tik tai pusę krovinio pasiėmė. Ir trečia gera žinia. Mes turim visus šansus įsiaiškinti, kas tos brylikus nufyrina. Labai tikiuosi, kad pavyks įsiaiškinti, labai tikiuosi. Pavyks, Valiera, o kaip kitaip? Aš žinau, kad tu labai tikiesi. Pavyks. Žiūrėk, Valiera, aš tau turiu šitą grąžinti. O kaip dėkui. Aš visą laiką galvojau, kad per tą užpuolimą būsiu pametęs, bet nepasirodo gyvas, net nesubraižytas, pilnai pakrautas. Viskas sutvarkyta. Viskas sutvarkyta, Valiera. Aš bateriją pakroviau, visiems, kurie skambino, atsiliepiau, su visais pakalbėjau, su visais. Ir su Luku pašnekėjau, ir su Švarcu pašnekėjau, su visais pašnekėjau. Palauk, Fredai, sekundę. Aš laukiu. Aš laukiu, Valiera. Aš laukiu, kad aš atsibusiu ir suprasiu, kad tai netiesa. Kad tu geriausias mano draugas, kad čia man tik tai viskas prisisapnavo. Ir tu manęs neišdavai. Fredai, aš... Kodėl? Kodėl viskas šitaip turėjo baigtis? Na tai aš klausau. Aš įdėmiai klausau, pasakok. Nu, tai žodžiu, manęs paprašė padėti atkirsti krovinį, tai aš iš visko supratau, kad ten brylikai buvo. Kas paprašė atkirsti tą krovinį? Kovaniuks. Slimas Koganas. Slimas Koganas? A tu kas toks, kad tu pažįsti Slimą Koganą? Tai mes klasiokai buvom, iki šiol sueinam. Ach, jūs klasiokai. O kodėl jis būtent tavęs paprašė tą padaryti? Už skolas. Ach, už skolas. Na, aš supratau. Bet jisgi turi daugybę savo žmonių. Kodėl jis būtent tavęs paprašė tą padaryti?
Tai todėl jis, kad negalėjo savų prašyti. Kodėl negalėjo? Nu, nes tą krovinį iš savų reikėjo atkirsti. Klausyk, tada tu man išvers gerai. Iš žmonių kalba, ką čia šitas sliekas man aiškina. Aš nelabai suprantu. Tai išeina taip, kad Koganas pavogė mano brilikus, ar ne? O paskui Slimas, Koganas, pavogė jos iš jų pačių. Taip išeina? Taip išeina. Tai gerai, o kodėl tada jis tau čia viską tą pasakoja? Už skolas. Vėl už skolas. Žinai, padarysim taip. Tu nubrauk tam žmogui dalį skolų. Taip ne. Nu viskas, laisvas. Valera, kol dar gali, nu, pasakyk man, kodėl? O gal tu, Fredai, kol aš dar galiu išgirsti, pasakysi man, kaip tu galėjai. O ką aš? Ką aš, Valera? Ką aš to padariau? Aš visą gyvenimą tave tampiau paskui save. Net ir tada, kai man ligonėje būtent mano žmono drožiai. Iš kur sužinojai? Bent jau nesiteisinė. Tiek laiko už akių. Mane durninai, tai dar to betrūko, kad tie akis būtų. Man bandyt pasiaiškinti. Ar negaišt laiko? Kad aš įsivaizduoju, kad tu pasakysi. Aistė buvo pasimetus, mes visi buvo pasimetę. Mes galvom, kad tu neišgyvensi, čia buvo silpnu akimirka. Na va, Valera, viską ir pasakei. Viską susakei kaip 20-tuką. Bet tu turbūt supranti, kad nuo tokio tavo pasiaiškinimo man nei šilta, nei šalta. Tai tu norėjai man atkeršyti? Nu ką, neturėjau pagrindą? Turėjai, Valera. Imk. Ką tu šitą nori? Kad tave nušaučiau prie visų? Nu, nelabai norėčiau. Bet jeigu nuspręsi, aš suprasiu. Trauk tik tai savo žaislus. Čia to būtų ne bausmė, o paslauga. O paslaugų aš tau gyvenime daugiau nedarysiu. Ir iš vis, Fredai, nenori daugiau tavęs matyti. Gerbiu tavo pasirinkimą, Valera. Valera, gali man atsakyti dar į vieną klausimą? Neprižadu, bet bandyk. Kaip tu sužinojai apie mane ir Aistę? Ir iš ko? Čia jau du klausimai, pasirink vieną. Iš ko? Iš Keinio. Tai vadinasi visai neseniai? Nelabai. Nu kągi. Linkiu tau sėkmės, Valera. Jeigu persigalvosi, tai mano namų durys tau atviros.